Sveiki, brangieji, atvažiavome į nuostabų miškelį, eglyną. Ir ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pabandyti pririnkti šiandien rūdmesių. Čia sakė, kad yra jų labai daug ir jeigu mes tikrai jų rasime daug, tai mes bandysime padaryti tokį žiemai rūdmesių troškinį. Kitaip vadinant, aš visada jį vadinu, kaip ir pasakyti, salenka. Bet jinai turėtų, wow, pasižiūrėkit, dėsti į mišką. Miškas čia turbūt reikės šliaužti, o ne vaikščioti. Jo, wow, chebrytė. Jūs pažiūrėkit, kai čia darosi rūdmesių. Wow. Jo, miškas labai ten. Wow, pasižiūrėkit. Kas čia darosi. O, Jėzus Marija. O, viskas, aš einu rinkti. Brangiai, jūs nepatikėsit, pasakykit, kas darosi rūdmesių. Bet įdomiausia tai, kad aš dabar 4 šliaužiu. Nes kitaip čia, neįmanoma. Matot, kas darosi vien eglynai. Tikrai. Tikrai labai daug rūdmesių. Ir visos svarbiausia sveikos. Šliaužiu, prirenku tų rūdmesių. Tada dedu taip į krūvą. O tada nupjausiu ir dedu tik tai į kibirą. Žodžiu, aš manau, kad čia aš tikrai ilgam, nes rūdmesių be galo daug. Na, gamta matulė mūsų apdovanojo per 2,5 valandas. Matot, kaip prišienavo, bet dabar bent jau oras, saulutė išlindo. Ir visi išdžiūsim. O tai taip davė lietus ir 4 vaikščiom po mišką. Kągi, eisime dabar bandyti daryti mūsų mylimą salenką. Štai, atsivežėm grybiukus į mūsų cechą, kaip matote. Tuos pačius pasisvėriu, tai yra 18 kg grybų. Kada išvirsime, nuvirsime, nežinau kiek bus. Aš manau, kad kažkur tai pusė tai tikrai turėtų likti apie 7 kg. Galbūt 6, bet kada apvirsim, tada žiūrėsim. Dabar aš noriu papasakoti vieną istoriją. Kažkada tai prieš 30 metų aš buvau Ukrainoje, Kyjive, pas vieną bičiulį, su kuriuo mes kartu tarnavom Sibire. Ir jo mama mane pavaišino ukrainietiškais grybus, taip ir vadina, grybnaja salenka, vadino rusiškai. O tai yra grybų, taip ir pasakysiu, grybų salenka. Galbūt mes lietuviškai pasakytumėm grybų troškinys žiemai, bet, jie taip pavadino, taip yra. Ir mane, aš paprašiau jos receptą. Nepatikėsite, 30 metų, bet aš darau baravykus, darau miškinukus, kalpokėlį, vokietukai, kaip mes vadinam Dzūkijoje. Bet šį kartą, kadangi buvo tikrai labai daug šitų rūdmesių, pabandysiu padaryti rūdmesių. Bet aš darysiu 2 variantus. Vieną variantą darysiu tą ukrainietišką grybų salenką, o kitą variantą sūdysiu. Nes sūdyti tikrai yra labai skanus. Nežinau, kas gausit, bet gaus. Nes matot, pažiūrėkit, kokie yra. Tai įsivaizduokit, tokie sūdyti, kokie jie bus skanus. Su svogūnėliais ar su grietinė bus galima padaryti, žodžiu, tikrai. Ką dabar mes darysime? Pačią receptūrą aš jums pasakysiu truputį vėliau. O dabar būtinai mes jos turime nuplauti. Nuplauti po šaltu vandeniu ir atidėti į šoną. Grybus plauname po tekančių vandeniu, kaip matote, paskui darau aš tokį sietelį turiu ir leidžiu nutekėti vandenį. Bet vandenį leidžiu nutekėti tik tai tiem grybam, kurie bus sūdomi. Vat kaip ir čia, matot, į sietelį padėta. Ir dabar kaip mes sūdom. Kaip matote, aš nupjau visas kojeles. Ir kojelio aš irgi neišmečiu. Kojeles dedu į puodą, ten, kur darysim tą vadinamą ukrainietišką grybų salenką. O čia į kibirą būtinai imkit emoliuotą. Bent aš jau paėmiau emoliuotą, aš jums rekomenduoju. Tada vidinę dalį į viršų ir pabarstom druskyte. Viskas, va tiek. Dabar vėl parke dedam lygiai taip pat. Matot, aš atrinkau pačias gražiausias rūdmesės, nes jos turėtų būti tikrai pačios tvirčiausias ir skaniausias. Ir va taip, sluoksnis po sluoksnio ir į pabaigą tada pridengsime lėkšte ir kažko tai prispausim. Dėsime į šaldytuvą ir kažkur porą savaičių laikysime šaldytuvę. Tada skanausime, o po to, ką aš dar darau, aš imu kelias skilteles žieminio česnako, tą česnaką papjaustau, dedu į puslitrinį stiklainuką į apačią į dugną, galima dar kvapiųjų pipirų ir tada sudedu šiuos grybukus jau sūdytus į tą stiklainuką ir užpilu tuo pačiu sūdytų marinadu. Ir dedu žiemai, tada galite iki kito rudenio valgyti. Tikrai yra labai skanu. Na, o dabar, kai bus pilnas kibiras, jau prisūdysim mūsų rūdmesių, tuomet mes toliau gaminsime, kaip sakiau, tą salenką, nes puodas tikrai čia dar tų sovietų laikų aliumininis valgyklinis,
Tai vat mes jį turėtumėm pilną iš tų visų kilogramų. O visą tą išeigą aš jums pasakysiu, kur, kiek, ko dėti. Nes sūdymui, kaip ir minėjau, nieko sudėtingo nėra. Grybukai, druskytė, grybukai, druskytė, grybukai, druskytė. Ir viskas. Štai, brangiai, kibiras jau pilnas. Emaliuotas čia, man atrodo, 15 litrų. Nu, nemažai išėjo tų mūsų rūdmėsių. Ir ką aš dabar darau? Kaip ir minėjau, sluoksnis druskos, sluoksnis rūdmėsių. Sluoksnis druskos, sluoksnis rūdmėsių. Ir dabar aš dedu lėkštę. Biškį prispaudžiu, turėtų dabar sultis išbėgti. O, matot? Sultis. Toliau, aš paėmiau silikatinę plytą, bet aš ją užvakumavau, kad, ta prasme, nebūtų dar paspausiu. Va, sultis išėjo, reiškia, plyta padarė savo darbą. Nu, kai kur dar spigliukai išėjo. Būtinai turi būti apsemta. Ir dabar dėsiu į šaldytuvą kažkur 2 savaitėm. Na ir po to skanausim. Žiūrėsiu, kas čia. Tai va, su rauginimu mes pabaigėm. Uždėjau plytą, dabar dedu į šaldytuvą, užrengsiu dar marliuku ir užmirškim apie porą savaičių. O tuo tarpu mes toliau dar darom rūdmėses. Nu čia tas, kaip ir minėjau, puodas, tai aš nežinau, kiek čia 30 litrų. Ir dar jau ten likutis liko, tuo mes jau baigsim ir pradėsim troškinimo darbus. Tai mes dabar turim 13 kg, aš pasisvėriau 13 kg rūdmėsių jau supjaustytų. Dabar mes virsim viralą. Ant 1 litro vandens šaukštas druskos. Šaukštas druskos tai yra 40 gramų druskos. Tai dabar yra pas mane čia 400 gramų. Pilu 400 gramų druskos. Ir tada supilu 10 litrų vandens, kad apsemtų vanduo mūsų grybus. Ir dabar užviesim, nuimsim putas ir po putų tada dar pavėsim kokių 15-20 minučių. Labai pilno gal ir nereikia pilti, nes kadangi vis tiek grybai susitraus. Tai dabar žinokit, 13 kg šviežių pjaustytų rūdmėsių. Pasižiūrėsim, kiek gausis. Nupilsim vandenį, dar sykį pasversim. Ir žinosime, kiek nusiverda mūsų grybų masės. Praėjo 10 minučių ir kaip matot, kaip sėdo grybas, pusė puodo. Vanduo buvo neapsemtas, o dabar matot, jau netgi ir per daug to vandens. Tai dabar laukiam, kol užvirs ir, kaip minėjau, 10-15 minučių paverdam ir viskas. Proceso metu būtinai nuimkit putas, matot? Ir kiek dabar, dar kiek aš nespėjau, matot, kiek spiglių išlindo. Oi, biškėpsi. Tuos matot, ir spigliai tada nusiims, ir putos nusiims. Kaip ir minėjau, praėjo 15 minučių, dabar mes išpinam ir košiam. Va, dabar nutekės vanduo. Mes truputį palauksim ir dabar dar pasversim, pažiūrėsim, kas liko iš mūsų 13 kg šviežių grybų, pažiūrėsim, kiek gavosi nuo virimo. Tai va, brangieji, nusunkiam grybus ir ką galiu pasakyti, iš 13 kg šviežių rūdmėsių pas mus beliko 9 kg 600, nuskaityk 9,5 kg. Iš 13, tai mes reiškia praradom 4,5 kg nuvirė. Tai va, dabar aš jums toj pasakysiu santykį, koks tolimesnis procesas. Svogūnus pjaustom griežinėlės, pusiau žiedais, kitaip sakant. Morkytės mes sutarkavome burokinę tarką. Dabar įkaitinsime aliejų į puodą, pašausime morkas ir svogūnus ir kepsime iki riešutos spalvos. Aliejus įkaito ir dabar dedam, pilam visus svogūnus. Ir maišydami juos apkepam. Svogūnai šiek tiek apkepti, dabar krečiam morkas. Ir maišydami toliau kepsime. Dabar ką aš noriu pasakyti, koksai santykis. Reiškia, taip, išėjo mums, jeigu imam 1,5 kg žalių grybų, dar priklausomai kokių grybų. Bet tą noriu pasakyti, nebūtinai imti, reiškia, rūdmėses. Galima baravykus, galima, likusias morkas suduri, galima baravykus, galima ir dar žinot, kokie vadinami, mes vadinam vokietukais Dzūkijoj, arba kalpačiokai, va tokie balti su
su tokiais sijonėliais. Tie labai irgi labai skanu, labai tinka šitai saliankai. Tai va, dabar santykis. Ramiai klausykite. 1 kilogramui virtų grybų arba 1,3 kg žalių iki 1,5 kg nedaugiau. Tai aš dabar skaičiu ant virtų kilogramo vieno reikia 250 gramų luptų svogūnų, 250 gramų skustų morkų, 300 ml šašlykų kečupo aš dedu, 100 ml saulėgrąžų aliejaus, 1 valgomasis šaukštas druskos nubrauktas, 1 arbatinis šaukštelis cukraus ir 1 arbatinis šaukštelis pipirų. Ir 20 arba, reikia maždaug patys pažiūrėkit, nedaugiau kaip 20 ml acto ant kilogramo. Nuo 10 iki 20, čia pagal jūsų skonį, pagal jūsų norą. Tai jūs dabar viską žinote, tą mano receptūrą, santykius, o visą procesą jūs patys matote, ką aš darau ir kaip aš darau. Na kągi, dabar pamaišysim ir toliau kepame mūsų morkikės su svogūnais. Morkų su svogūnais apkepi ir ką mes dabar darom? Mes dabar pašausim mūsų grybus į tą patį puodą. Supylime grybus ir dabar gerai išmaišom, kad būtų vienodai, kad susimaišytų grybai mūsų su svogūnais ir morkytėm. Iš apačios imam morkas ir viską gerai išmaišom. Sumaišę grybus su morkykėm ir svogūnais, dabar pilame cukrų, druską ir pipirus. Ir vėl gerai viską išmaišom. Dar ką noriu pasakyti, brangiai, jeigu jums daleiskim, norite daugiau morkų ir svogūnų, galite keisti receptūrą, galite ne 250 gramų, o 300 gramų ir cukraus, ir svogūnų, jeigu jūs to norite. Druską irgi galite sumažinti. Žodžiu, darydami jūs galite skanauti ir ragauti. Ir daiti iki to superinio viso skonio, koks jums yra pagėdesnės, mažiau druskos reikia kitiems, daugiau pipirų reikia. Tai sakau, čia bandykit improvizuoti. Kaip aš sakau, improvizuokite. Supyliau kečupą šašlykų. Jo, aš naudoju va tokį va šašlykams kėdainių kečupą. Ir dabar vėl išmaišysim ir žiūrėsim, kas gaunasi. Vėl ragausiu. Dabar į pabaigą pilame actą, kaip ir sakiau. 20 ml ant kilogramų. Kadangi pas mane 10 kg, tai aš įpyliau stiklinę. Dar sykį maišom ir 10 minučių dar pakaitinam, kad acto rūgštis išgaruotų, liktų tik tai skonis. Na štai ir viskas, patroškinom dar 15 minučių, dabar aš viską dėsiu į stiklainius. Bet ką aš dar noriu pasakyti, neužmirškite, jeigu norite, į stiklainius aš įdėjau 3 žirnelius kvapiųjų pipirų ir 1 lauro lapą. Ir dabar viską išdėsime į stiklainius. Grybukai sudėti į stiklainius, dabar mes tik tai pridengsim visus dangteliais ir dėsime sterilizuoti. Sterilizuosim 15 minučių verdančiam vandenyje. Stiklainius sudėjome į puodą, įpylėme vandens, bet iki dangtelių. Nuo dangtelio viršaus reikia palikti kažkur tai apie 1,5 centimetro. Ir dangteliai dedami dėl to, kad kada užvirs vanduo, kad nesitaškytų mums ir nepakliūtų į stiklainio vidų į mūsų grybukus. Tai va, jau čia pradeda po truputį virti. Taip, iš mūsų 10 kg grybų virtų gavosi 35 puslitriniai stiklainukai grybų jau gatavų mūsų vadinamos ukrainiečių saliankos. Ką noriu pasakyti, bet čia 10 kg virtų grybų pas mane gavosi, bet dadėkite svogūnus, morkas, kečupą, saulėgrąžų aliejus, kur aš sakiau 100 ml ant kilogramų, tai čia tai 100 ml turite kepti svogūnus ir morkikės ir daugiau nepilkite. Tai vat viską supilus, tai pas mane iš 10 kg gausi 35 stiklainiai. Bet į tos 10 kg pakartosiu, įeina ir svogūnai, ir morkos, ir kečupas, ir aliejus, ir acto, ten 200 ml, nes kadangi 20 ml ant 1 kg, o man ant 10 kg išėjo 200 ml. Nu, aš manau, jeigu kažkas neaišku, ar kažkas kitaip jums nesigaus, nu, galite rašyti, aš jums būtinai atsakysiu visus jūsų klausimus. Ir dar ką noriu pasakyti, brangiai, kad galite naudoti bet kokius grybus. Aišku, tik tai ne mūsų mirės. Bet, atsiprašau, bet tokius kaip baravykus, to sakiau, vokietukus. Galima voveraitės bandyti irgi. Galima miškinukus, lepšius, kaip aš vadinu, raudonikius. Nu, raudonikiai tik tai, kad juoduoja. Vat kas yra bėda. Na štai, dabar pasterizuojam 15 minučių ir apversim ir paliksim nakčiai.
Dar viena pastaba. Kada išimsite iš puodo, kai jau bus pasterizuota, būtinai su spiritu suvatyte, pravalykite dangtelius. Ir tada užsukite ir, kaip matote, apverskite. Apvertę tada aš dabar uždengsiu dar kokią nors dekį ar kažko tai šiltai, kad iki rytojaus jie stovėtų. O rytoj atversiu ir praktiškai viskas, jie bus atvėsę, galite skanauti, naudoti ir valgyti. Brangieji, kai visada improvizuokite, gaminkite, skanaukite, vaišinkite, dalinkite, nes dievulis yra taip, kuo daugiau duodi, tuo daugiau gausi atgal. Iki!